reikėjo 10 000, kurie turėjo būti sušaudyti. Bet žinoma, mes tai nežinojom, kad ta blogoji pusė bus iš karto šaudoma. To nežinojom pradžioj. 6 valandą, gerai atsimenu, 28 dienos rytą. Buvo šaltas rytas, buvo labai dar tamsu tuo metu. Rinkomės Demokratų aikštėje, kaip mes vadinom. Atskyrė mano senelius ir brolį, atskyrė į blogąją pusę. Reiškia, rauką savo pirštų, tą pirštą įsiminiau, kai mes priėjom. Atsimenu tą pirštą, kuris rodė į vieną pusę ar į kitą pusę. O mes stovėjom visą dieną, baigėsi tas skirstimas jau vakarop, apie 6 valandą. Mano tėvui pavyko vis dėlto brolį dar pertraukti į gerąją pusę. Taip, kad po didžiosios akcijos jau netekau savo senelių. Tai buvo liūdesio, nevilties diena, vakaras tų visų grįžusių.